lūžio taškas įvyko principinis, nes tarkim sociologas tai buvo toks statiškas darbuotojas, statiškas mokslininkas, kuris daro tam tikrą konkretų techninį darbą ir daugiau nieko jis negali padaryti. Ne taip, yra visiškai kitaip. Galimybių yra be proto daug. Užsiėmimų metu vyksta įvairios diskusijos, kurios paliečia tiek politinius, tiek ekonominius, kultūrinius, socialinius bei įvairiausius kitus aspektus. Na ir tai praplečia mūsų bendrą požiūrį ir suteikia galimybę daryti ateityje tolimesnius pasirinkimus. Tai yra laukas, tai yra sociologija, kareiviai, valstybės tarnautojai, viešo sektoriaus darbuotojai, naujosios technologijos. Tai nieko bendro nėra su statiniu, mažai norinčiu ir nieko nesiekiančiu darbo žmogumi. Sociologijos tematinė įvairovė suteikia galimybę save realizuoti įvairiose darbo rinkos pozicijose. Na ir turbūt apibendrintai kalbant, sociologui darbą galėtų pasiūlyti įvairaus profilio organizacijos, kurios veikia tiek tarptautinėme, tiek nacionalinėme lygmenyje ir ieško specialistų turinčių kompleksiškas tiek kompetencijas, tiek įgūdžius.